Šeštadienį The V Golf Club aikštynė vyko Lietuvos golfo federacijos ir žurnalo IQ reitinginis turnyras, kuriame dalyvavo 63 žaidėjai iš Lietuvos, Rusijos, Lenkijos, Švedijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos ir Korėjos. Šeštajame drauge su Jungtinės karalystės ambasada Lietuvoje organizuotame Lietuvos golfo federacijos reitingo turnyre lyderių poziciją susigrąžino Laima Drazdauskienė ir Gediminas Markevičius. Nugalėtojų atvyko pasveikinti Jungtinės karalystės Lietuvoje ambasadorius Davidas Huntas. Sužaidusi rezultatu 98 smūgiai pirmąją vietą moterų grupėje Stroke Play Gross iškovojo Laima Drazdauskienė, o Gediminas Markevičius pelnė pirmą vietą vyrų grupėje. Stroke Play Gross sužaidęs rezultatus 74 smūgiai. Antrąją vietą reitingo moterų grupėje užėmė Jūratė Jasbutinė, trečiąją Svetlana Martiniuk. Vyrų grupėje antros vietos nugalėtojų tapo Pierre Norgren, trečiąją vietą užėmė Rolandas Gaidys. Bet vis tiek tu esi bene jauniausias turnyro dalyvis ir sugebi nušluoti visus prizus iš panosės vyresniem. Na taip, bet vis tiek kartais aš galvoju, kad aš vyresnis dabar esu ir tiesiog ir normalu, man atrodo jau. Tiesiog lygiai su vyrais taip kovoju. Taip. Na dabar vyksta olimpiada, o kaip manai pats, ar 2016 galėtum atstovauti Lietuvai? Manau galėčiau, bet dar pažiūrėsim, gal dar patobulėsiu, tai tikrai, manau, galėsiu. O kaip pats save vertini? Augi aukštyn? Taip, daug aukščiau dabar žaidžiu tikrai. Iš tikrųjų nelabai gerai save vertinu, gal pasisekė. Laukas labai gražus, labai įdomus laukas, nėra labai lengvas. Žaisti labai įdomu, sunku, bet reikia labai tikslių smūgių. Reikia jame dažniau žaisti gal irgi. Ir manau, kad galėčiau geriau. Tiesiog pasisekė, aš manau, kad nebuvo daug konkurentų. Labai norėčiau, kad būtų, nors ne tai yra svarbiausia, labai norėčiau, kad daugiau žaistų moterų Lietuvoje ir labai norėčiau, kad jaunimo daugiau žaistų, moterų jaunimo. Lietuvos golfo federacijos ir žurnalo IQ reitinginėme turnyre dalyvavo 6 moteris. Grupėje Handicapas 28,0 ir mažiau smūgio žaidime Stroke Play Net pirmąją vietą laimėjo reitingo nugalėtoja Laima Drazdauskienė. Jos rezultatas 79 smūgiai. Antrąją vietą užėmė Jūratė Jasbutinė, trečiąją Svetlana Martiniuk. Vyrų grupėje Handicap 16,0 ir mažiau smūgio žaidime Stroke Play Net pirmąją vietą rezultatu 66 smūgiai iškovojo reitingo nugalėtojas Gediminas Markevičius. Antroji vieta atiteko Pierre Norgren, trečioji Rolandui Gaidžiui. Vyrų grupėje Handicap nuo 16,1 iki 28 smūgio žaidime Stroke Play Net pirmoji vieta atiteko Žilvinui Vaisėtai, 68 smūgiai. Antroji Elui Krisui, trečioji Edmundui Antanaičiui. Stableford žaidime Handicapas nuo 28,1 iki 36 pirmąją vietą 40 taškų rezultatu iškovojo Aleksandras Dronovas. Antroji vieta atiteko Jonui Pundziui, o trečioji Olesiai Ševčenko. Už tolimiausią smūgį moterų grupėje šeštadienį apdovanota šio turnyro lyderė Laima Drazdauskienė. Vyrų grupėje Donatas Podžiukynas. Už tolimiausią jauniausio turnyro žaidėjo smūgį prizą pelnė Michailas Martinovas. Artimiausio smūgio iki duobutės rungtyje nugalėjo Juozapas Budrikis. Rugpjūčio 17-19 dienomis golfo žaidėjai kviečiami į Lietuvos golfo mėgėjų čempionatą, kuris vyks Europos centro golfo klube.